Aiškiai ir detaliai apie gulimą žindymo padėtį. Po biologinės tai antra padėtis, kurios mokau mamas konsultacijų metu. Lyginant su kryžminė lopšio arba atsisėdus, ne tik, kad gulimoje padėtyje dažniausiai galima išgauti gilesnį priglaudimą, bet ir nereikia taip stipriai kovoti su vaiko rankytėmis. Pats uždėjimo principas beveik nesiskiria nuo visų kitų padėčių, nes taisyklės yra tos pačios. Vienintelis skirtumas, kad reikia pasiremti alkūnę. Nuo ko pradėti? Jei žindysite iš kairės krūties, tai tos rankos alkūnę ir pasiremkite. Tada automatiškai tos pusės ranka ir suimkite krūtį C raide. Priešinga ranka, šiuo atveju dešinė, vaikelį laikykite ties kaklu. Priglaudimo principai yra vienodi, todėl mažylio rankytės tegul apkabina krūtį, spenelis tebūna ties nosytės aukščiu, smakras remiasi į krūtį, prisitraukite vaiką arti savęs pilvas į pilvą, braukiant speneliu per nosį, išlaukite, kol vaikelis kels galvą aukštyn ir žiosis plačiai. Tuomet lyg kabliuko judesiu uždėkite jį ant krūties. Palaukus sekundę kitą galite ištraukti krūtį prilaikančią ranką ir patogiai atsigulti. Tarp savo galvos ir pečio būtinai pasidėkite pagalvę, o ties mažylio ir savo juosmeninė dalimi, taip pat po atramą. Būtent pasirėmimas alkūne leidžia turėti kontrolę ir uždėti vaikelį kiek įmanoma giliau. Kitoje gulimos padėties variacijoje, kai iš karto atsigulama, nėra tiek kontrolės ir pirmomis savaitėmis dažnai priglaudimas būna skausmingas. Ar dažnai žindote gulimoje padėtyje? Ar esate iki tol bandę pasiremti alkūnę? Pasidalinkite savo patirtimi komentaruose.